Ralph Waldo Emerson. Gamta. Įžanga. Mūsų amžius retrospektyvus. Mes statome protėviams kapus, rašome biografijas, istorijas, kritiką. Ankstesnės kartos matė Dievą ir gamtą tiesiogiai, o mes tik per jų akis. Kodėl ir mes negalime turėti tiesioginio, autentiško ryšio su visata? Kodėl mūsų poezija ir filosofija turėtų remtis tradicija, o ne įžvalga? Kodėl mūsų religija turėtų būti jų istorija, o ne mūsų pačių patirtis? Kurį laiką būdami gamtos glėbyje, apsupti gyvybės tėkmės, kuri teka per mus ir kviečia veikti pagal jos dėsnius, kodėl turėtumėm raustis po praeities išdžiūvusius kaulus ar dabartinę kartą rengti pasenusiais drabužiais? Saulė šviečia ir šiandien. Laukuose dar yra vilnos ir lino, yra naujos žemės, nauji žmonės, naujos mintis. Reikalaukime savo kūrybos, savo įstatymų, savo tikėjimo. Be abejo, nėra klausimų, į kuriuos nebūtų atsakymų. Turime tikėti, kad kūrinyje yra tobula, kad viskas, kas mumise kelia smalsumą, yra įveikiama. Kiekvieno žmogaus padėtis yra tarsi hieroglifas, atsakymas į klausimus, kuriuos jis pats kelia. Jis gyvena juos dar prieš suprasdamas jų prasmę. Panašiai ir gamta, per savo formas ir kryptis jau dabar rodo savo paskirtį. Tad paklauskime šios didžiosios regimybės, kuri taip ramiai mus supa, koks yra jos tikslas. Mokslas siekia vieno – sukurti gamtos teoriją. Turime rasių ir funkcijų teorijų, bet dar niekiek nepriartėjome prie kūrimo idėjos. Šiandien esame taip toli nuo tiesos kelio, kad religijos mokytojai ginčiasi ir nekenčia vieni kitų, o mąstytojai laikomi paviršutiniškais ir nepatikimais. Tačiau išmintingam protui pati abstrakčiausia tiesa yra ir pati praktiškiausia. Tikra teorija yra savaime įrodoma. Jos patikra ta, kad ji paaiškina visus reiškinius. O dabar daugelis tų reiškinių laikomi ne tik nepaaiškintais, bet ir nepaaiškinamais. Kalba, miegas, beprotybė, sapnai, gyvūnai, lytis. Filosofiškai žvelgiant, visata susideda iš gamtos ir sielos. Griežtai kalbant, visa, kas yra atskirta nuo mūsų, visa, ką filosofija vadina, tai ne aš, tai gamta ir menas, kiti žmonės, net mano paties kūnas, visa tai tenka priskirti gamtai. Kalbėdamas apie gamtos vertę ir bandydamas ją įvertinti, naudosiu šį žodį tiek įprasta, tiek filosofinė prasme. Šiame kontekste toks netikslumas nėra reikšmingas. Painiavos nekils. Gamta, kaip įprastai suprantama, reiškia tai, ko žmogus nekeitė. Erdvė, oras, upė, lapas. O menas – tai žmogaus valios įsikišimas į tuos pačius dalykus. Namas, kanalas, statula, paveikslas. Tačiau visa žmogaus veikla tai tik trupiniai. Trupinimas, kepinimas, lopimas, plovimas. Tokioje didingoje visumos įtakoje žmogaus protui šie veiksmai beveik nieko nekeičia. Pirmas skyrius. Kad žmogus pasiektų vienatvę, jam reikia pasitraukti ne tik iš visuomenės, bet ir iš savo kambario. Skaitydamas ar rašydamas vienas aš dar nesu vienišas. Bet jei žmogus nori tikros vienumos, tegul pažvelgia į žvaigždes. Spinduliai sklindantis iš tų dangaus tolimų pasaulių atskiria jį nuo visko, ką jis liečia. Atrodo, lyg atmosfera būtų sukurta tyčia permatoma, kad žmogus nuolat matytų dangišką didybę. Kai žvaigždės šviečia virš miesto gatvių, kokios jos didingos. Jei jos pasirodytų tik kartą per 1000 metų, žmonės stebėtųsi, garbintų ir dar daugelį kartų prisimintų, kaip jiems buvo parodytas Dievo miestas. Tačiau jos pasirodo kas vakarą ir šie grožio pasiuntiniai nušviečia visatą tylia
bet įspėjančią šypseną. Žvaigždės žadina pagarbą, nes nors ir visada šalia jos yra nepasiekiamos. Tačiau visi gamtos objektai sukelia panašų įspūdį, kai protas yra atviras jų įtakai. Gamta niekada neatrodo menka. Net išmintingiausias žmogus neišgauna jos paslapties ir nepraranda smalsumo supratęs jos tobulumą. Išmintingai dvasiai gamta niekada nevirsta žaislu. Gėlės, gyvūnai, kalnai atspindi jo giliausios valandos išmintį taip pat, kaip kadaise žavėjo jo vaikystės paprastumą. Kai taip kalbame apie gamtą, galvoje turime aiškę, bet labai poetišką prasmę. Kalbame apie bendrą įspūdį, kurį sukelia daugybė gamtos reiškinių. Tai ir skiria medkirčio rąstą nuo poeto medžio. Žavingas kraštovaizdis, kurį šįryt mačiau, nebejotinai sudarytas iš kelių dešimčių ūkių. Vienas laukas priklauso Milleriui, kitas Lokui, dar toliau miškas Maningui, tačiau ne vienas iš jų nėra to kraštovaizdžio savininkas. Tik poetas, kurio žvilgsnis sujungia visas dalis, iš tiesų valdo horizontą. Tai vertingiausia tų ūkių dalis, bet jokie dokumentai jai nesuteikia nuosavybės. Tiesą sakant, tik labai nedaug suaugusiųjų iš tikrųjų mato gamtą. Dauguma nemato saulės, bent jau ne iš esmės. Saulė apšviečia tik akis, o vaiko ir akis ir širdį. Gamtos mylėtojas tai tas, kurio vidiniai ir išoriniai pojūčiai tebėra suderinti, kuris išsaugojo vaikystės dvasią net pasiekęs brandą. Jo ryšys su dangumi ir žeme tampa kasdienės mitybos dalimi. Gamtoje, nepaisant gyvenimo skausmų, žmogų užlieja laukinis džiaugsmas. Gamta sako, jis mano kūrinys, ir kad kokie jos skausmai atrodytų įkyrus, manimi jis džiaugsis. Ne tik saulė ar vasara, bet kiekviena valanda ir sezonas atneša savo dovaną. Kiekviena akimirka atitinka ir pateisina vis kitą proto būseną. Nuo alsios vidurdienio tylos iki niūrios vidurnakčio tamsos. Gamta tai scena, kuri vienodai tinka tiek komedijai, tiek tragedijai. Kai esi sveikas, oras tampa neįtikėtinų galios toniku. Eidamas per purviną apsnigtą lauką prieblandoje po debesuotumi dangumi, nebegalvodamas apie nieką ypatingą, patyriau visišką pakilimą. Buvau toks laimingas, kad net išsigandau. Miške žmogus nusimeta metus taip, kaip oda nusimeta gyvatė. Bet kokiame gyvenimo tarpsnyje jis tampa vaiku. Miške yra amžina jaunystė. Šiuose Dievo soduose tvyro rimtis ir šventumas. Ten nuolat vyksta šventė, kurios nepavargtum net per 1000 metų. Miške mes grįžtame prie proto ir tikėjimo. Ten jaučiu, kad niekas man negali atsitikti. Jokia gėda, jokia nelaimė, jei tik lieka akis. Niekas, ko gamta negalėtų išgydyti. Kai stoviu ant plikos žemės, galvą palietus linksmai vilnijančiam orui, pakilu į begalybę, išnyksta visas tuščias egoizmas. Tampu permatoma akimi, esu pats niekas, bet matau viską. Per mane teka visatos būties srovės, esu dalelė Dievo. Net artimiausio draugo vardas tuomet skamba svetimai ir atsitiktinai. Brolyje, pažintis, valdžia ar tarnystė, visa tai tampa menku ir trikdančiu dalyku. Esu mylintis nevaržomą, nemirtingą grožį. Dykumoje randu kažką artimesnio ir brangesnio nei gatvėse ar kaimuose. Ramiame peizaže, ypač tolimoje horizonto linijoje, žmogus išvysta kažką tokio pat gražaus kaip jo paties prigimtis. Didžiausia dovana, kurią mums teikia laukai ir miškai, tai nuojauta apie paslaptingą ryšį tarp žmogaus ir augmenijos. Nesu vienas ir nepažintas. Jie linkteli man, o aš jiems. Šakų siūbavimas audroje tai naujas ir kartu senas reiškinys. Jis mane nustebina, bet nėra svetimas.
Jo poveikis panašus į kilnesnės minties ar geresnio jausmo šuorą, kuris užklumpa, kai manai galvojantis teisingai ar besielgiantis dorai. Ir vis dėlto akivaizdu, kad šis džiaugsmas kyla ne iš pačios gamtos, o iš žmogaus arba iš jų dermės. Šiais malonumais reikia naudotis labai saikingai, nes gamta ne visada apsirengusi šventiškai. Ta pati vieta, kuri vakar kvepėjo ir spindėjo tarsi nimfų žaismai, šiandien gali sklisti liūdesiu. Gamta visada dėvi dvasios spalvas. Žmogui kenčiančiam nelaimę, net jo paties ugnis spinduliuoja liūdesi. Ir tas, kuris neteko mylimo žmogaus, staiga pajunta kraštovaizdžio niekingumą. Dangus tarsi nusileidęs virš mažesnės vertės žmonijos tampa mažiau didingas. Antras skyrius. Nauda. Tas, kuris susimąsto apie galutinę pasaulio paskirtį, pamatys daugybę naudų, kurios iš jos kyla. Jas visas galima suskirstyti į 4 kategorijas. Nauda, grožis, kalba ir ugdymas. Po bendra naudos sąvoka aš priskiriu visas tas gerybės, kurias mūsų pojūčiai gauna iš gamtos. Tai be abejo yra laikina ir tarpinė nauda, negalutinė, kaip ir dvasinė jos vertė. Tačiau nors ir žemiška, ji yra tobula savo rūšyje ir tai vienintelė gamtos nauda, kurią visi žmonės iš karto supranta. Žmogaus kančia atrodo kaip vaikiškas kaprizas, kai suvoki, koks stabilus ir dosnus yra pasirūpinimas jam skirtas šiame žaliame rutulyje, kuris plaukia per dangų. Kokie angelai sugalvojo šiuos nuostabius papuošimus. Šį orą virš galvos, šį vandens okeaną apačioje, šį žemės tvirtumą tarp jų. Šią žvaigždžių juostą, šią palapinės formos debesų uždangą, šį klimato dryžuotą apsiaustą, šios 4 metų laikus. Jam tarnauja žvėris, ugnis, vanduo, akmenys ir javai. Laukas yra ir grindis, ir dirbtuvė, ir žaidimo aikštelė, ir sodas, ir lova viename. Daugiau tarnų laukia žmogaus, nei jis pats pastebi. Gamta teikdama savo dovanas žmogui yra ne tik medžiaga, ji yra ir procesas ir rezultatas. Visi jos elementai nuolat veikia kartu žmogaus naudai. Vėjas pasėja sėklą, saulė išgarina jūras, vėjas neša garus virš laukų, kitoje planetos pusėje ledas vėl paverčia juos lietumi. Lietus maitina augalą, augalas maitina gyvūną, taip nesibaigiantis dieviškos meilės ciklas palaiko žmogų. Naudingieji menai tai žmogaus išradingumo atkurti ar naujai sujungti tie patys gamtos geradariai. Jis jau nelaukia palankaus vėjo. Su garo pagalba jis įgyvendina Eolo maišo mitą ir laive gabena visus 32 vėjus. Kad sumažintų trintį, žmogus kloja geležinius bėgius ir įsitaisęs vagone, vežančiame žmonės, gyvulius ir prekes, švilpia per šalį nuo miesto iki miesto, tarsi erelis ar kregždė per orą. Šių pagalbų visuma taip pakeitė pasaulio veidą nuo Nojaus laikų iki Napoleono. Net ir paprastas vargšas žmogus turi miestus, laivus, kanalus, tiltus. Viskas pastatyta jam. Jis nueina į paštą ir žmonija bėga tvarkyti jo reikalų. Nueina į knygyną, žmonija skaito ir rašo apie viską, kas vyksta. Jam. Nueina į teismą ir tauta atkuria jam teisingumą. Jis pasistato namą prie kelio ir kiekvieną rytą žmonės kasa sniegą ir pramina jam taką. Bet neverta smulkiai vardinti visų šios kategorijos pavyzdžių. Sąrašas begalinis, o pavyzdžiai tokie akivaizdus, kad palieku jos skaitytojo apmąstymui, pridurdamas tik tiek. Ši materialinė nauda visada tarnauja aukštesniam tikslui. Žmogus maitinamas ne tam, kad tik valgytų, bet kad ir dirbtų. Trečias skyrius – grožis.
kilnesnis žmogaus troškimas, kurį patenkina gamta, tai meilė grožiui. Senovės graikai pasaulį vadino kosmos, grožiu. Tokia yra visų dalykų prigimtis. Arba tokia yra žmogaus akies formuojanti galia, kad pirminės formos – dangus, kalnas, medis, gyvūnas – teikia mums džiaugsmą pačios savaime, malonumą kylantį iš kontūrų, spalvų, judesio ir kompozicijos. Tai iš dalies kyla iš pačios akies. Akyje slypi geriausias menininkas. Dėl jo sandaros ir šviesos dėsnių tarpusavio veikimo atsiranda perspektyva, kuri bet kokį objektų rinkinį sujungia į spalvingą ir šešėliais nuspalvintą visumą. Tad net jeigu atskiri objektai yra menki ar nereikšmingi, kraštovaizdis, kurį jie sudaro, tampa harmoningas ir apvalus. Ir kaip akis yra geriausias kompozitorius, taip šviesa pirmasis tapytojas. Nėra tokio purvino objekto, kurio intensyvi šviesa nepaverstų gražiu. Jis stimuliuoja pojūčius ir jos beribiškumas, lyg erdvės ar laiko, suteikia viskam žaismingumo. Net lavonas turi savotišką grožį. Tačiau be šio bendrojo gamtos žavesio, beveik visos atskiros formos taip pat malonios akiai. Tai rodo begaliniai jų atkartojimai – gilė, vynogė, pušies kankorėžis, kviečių varpa, kiaušinis, paukščių sparnai ir jų formos, liūto letena, gyvatė, drugelis, jūros kriauklės, liepsnos, debesis, pumpurai, lapai ir daugelio medžių formos, kaip antai palmės. Norėdami geriau suprasti, galime grožį suskirstyti į 3 aspektus. Pirmiausia, paprastas gamtos formų suvokimas jau pats savaime teikia malonumą. Gamtos formų ir judesių poveikis žmogui yra toks būtinas, kad net žemiausių lygmenių jis balansuoja tarp naudos ir grožio. Kūnui ir protui, išvargintiems naudingo darbo ar blogos kompanijos, gamta tampa vaistu, atkurdama jų pusiausvyrą. Prekeivis ar advokatas, išeidamas iš triukšmingos gatvės ir gudrybių pasaulio, pamato dangų ir mišką ir vėl tampa žmogumi. Tarp amžinos jų ramybės jis randa save. Akiai reikia horizonto, tai lyg jos sveikatos poreikis. Mes niekada nepavargstame, jei galime žvelgti pakankamai toli. Tačiau kitomis valandomis gamta žavi savo grožiu be jokios fizinės naudos. Stebiu rytmetinį reginį nuo kalvos priešais savo namą. Nuo aušros iki saulėtekio, su emocijomis, kurias galėtų suprasti net angelas. Ilgi siauri debesų ruožai plūduriuoja kaip žuvis raudonų spindulių jūroje. Žemė tampa krantu, nuo kurio žvelgiu į tylų vandenyną. Atrodo, kad dalyvauju jos sparčiose transformacijose. Šis veiklus užkeikimas paliečia net mane. Aš plečiuosi ir susilieju su rytiniu vėju. Kaipgi gamta dieviškai mus pakeičia vos keliais ir pigiais elementais. Duokite man sveikatą ir dieną, ir imperatorių puošnumas atrodys juokingas. Aušra tai mano Asirija, saulėlydis ir mėnulio patekėjimas tai mano Pafas ir neįsivaizduojamos pasakų šalis. Vidurdienis tai mano pojūčių ir proto Anglija, o naktis mano Vokietija, kupina mistinės filosofijos ir sapnų. Antra, aukštesnio dvasinio elemento buvimas yra būtinas tobulumui. Tikras dieviškas grožis, kurį galima mylėti be silpnumo, pasireiškia ten, kur jis susijungia su žmogaus valia. Grožis yra ženklas, kurį Dievas deda dorybei. Kiekvienas natūralus veiksmas yra grakštus. Kiekvienas herojiškas poelgis orus, jis apšviečia vietą ir aplinkinius. Didūs darbai moko mus, kad visata priklauso kiekvienam individui. Kiekviena protinga būtybė gauna visą gamtą kaip kraitį ir paveldą. Ji yra jo, jei tik jis panorės. Jis gali jos atsisakyti, gali susigūžti kampe ir atsisakyti savo karalystės, kaip dauguma vyrų ir daro.
bet pagal prigimtį jis turi teisę į pasaulį. Kuo daugiau žmoguje minčių ir valios jėgos, tuo daugiau pasaulio jis priima į save. Visi dalykai, dėl kurio žmonės aria, stato ar plaukia, paklūsta dorybei, sakė Salustijus. Vėjai ir bangos, pridūrė Gibonas, visada palaiko sumaniausius jūrininkus. Taip pat ir saulė, mėnulis bei visos dangaus žvaigždės. Kai įvyksta didingas poelgis, tarkime didingoje gamtos scenoje, kai Leonidas ir jo 300 kankinių praleidžia vieną dieną mirčiai, o saulė ir mėnulis jiems kartą pažvelgia į akis siaurame Termopilų tarpeklio plyšyje, kai Arnoldas Winkelriedas aukštuose Alpių kalnuose po sniego griūties šešėlių surenka į savo šoną austrų iečių pluoštą, kad atvertų kelią savo bendražygiams, ar šie didvyriai neturi teisės pridėti prie savo veiksmo grožio ir peizažo grožį? Kai Kolumbo laivas artėja prie Amerikos krantų, priešais krantą pilną iš šiaudinių trobelių bėgančių vietinių, už nugaros jūra, o aplink purpuriniai Indijos salyno kalnai, ar galime atskirti žmogų nuo šio gyvo paveikslo? Argi naujasis pasaulis neapgaubė jo kūno palmėmis ir savanomis kaip tinkamais drabužiais? Gamtiškas grožis visada tyliai įsilieja į didžius veiksmus lyg oras. Kaip seras Haris Veinas buvo tempamas rogutėmis į mirties kalvą, kad mirtų kaip Anglijos įstatymų gynėjas, vienas iš minios sušuko: niekada nesėdėjai tokioje šlovingoje vietoje. Karolis II, norėdamas įbauginti Londono piliečius, liepė patriotą Lordą Russellą vežti atviru vežimu per pagrindinės miesto gatves pakeliui į ešafotą. Tačiau, kaip sako jo biografas, minia įsivaizdavo, jog šalia jo sėdi laisvė ir dorybė. Net tarp šiurkščių daiktų privačiose vietose tiesos ar herojiškumo veiksmas iškart pritraukia dangų kaip šventyklą ar saulę kaip žvakę. Gamta išskleidžia rankas, kad apkabintų žmogų, tik jo mintis tegul būna to paties aukščio. Ji mielai seka jo žingsnius su rožėmis ir našlaitėmis ir lenkia savo didybės bei grakštumo linijas, kad papuoštų savo išrinktąjį vaiką. Tik tegul jo mintis būna pakankamai plataus masto ir rėmai tiks šiam paveikslui. Dorybingas žmogus yra vienybėje su jos darbais ir tampa centrinė regimo pasaulio figūra. Homeras, Pindaras, Sokratas, Fokijonas mūsų atmintyje natūraliai susilieja su Graikijos geografija ir klimatu. Tuo tarpu matomas dangus ir žemė simpatizuoja Jėzui. O kasdienybėje kiekvienas, kuris yra sutikęs žmogų su stipriu charakteriu ir kūrybinga dvasia, pastebėjo, kaip lengvai jis viską įtraukia į save. Žmonės, nuomonės ir pačią dieną. Gamta tampa jam tarnaitė. Ir trečia, yra dar vienas būdas, kaip galima žvelgti į pasaulio grožį, kai jis tampa proto objektu. Be daiktų ryšio su dorybe, jie turi ryšį ir su mintimi. Protas ieško absoliučios daiktų tvarkos. Tokios, kokia ji yra Dievo prote, be jausmų spalvų. Intelektualūs ir veikiantieji gebėjimai regis keičia vienas kitą. Išskirtinis vieno veikimas gimdo kito veikimą. Tarp jų tarsi slypi priešiškumas, bet tai kaip maitinimas ir darbo ciklai gyvūne, vienas paruošia dirvą kitam. Todėl grožis, kuris veiksmų atžvilgiu, kaip matėme, ateina netikėtai, būtent dėl to, kad yra neieškomas, lieka suvokimui ir proto siekiui, o vėliau vėl pereina į veiksmą. Niekas, kas yra dieviška, nemiršta. Visa, kas gera, amžinai gimdo naują. Gamtos grožis atsinaujina prote ir netuščiam kontempliavimui, bet naujai kūrybai. Visi žmonės vienaip ar kitaip yra paveikti pasaulio veido. Kai kurie net jaučia malonumą. Ši meilė grožiui – tai skonis. Kiti turi tokią meilę, kad jiems neužtenka tik žavėtis. Jie siekia tą grožį įkūnyti naujose formose. Grožio kūrimas
tai menas. Meno kūrinys nušviečia žmogaus paslaptį. Tai pasaulio santrauka. Jis yra gamtos išraiška miniatiūroje. Nes nors gamtos darbai nesuskaičiuojami ir visi skirtingi, jų rezultatas ar esmė panaši ir vienalytė. Gamta tai jūra formų, iš esmės giminingų, net vieningų. Lapas, saulės spindulys, peizažas, vandenynas – visi palieka protui analogišką įspūdį. Tai, kas juos vienyje, tobulumas ir harmonija, yra grožis. Grožio etalonas – visa natūralių formų visuma, visa gamta. Italai tai išreiškia posakiu il più nell'uno, daugiausiai vienume. Niekas nėra visiškai gražus atskirai, niekas nėra negražus visumoje. Vienas objektas gražus tiek, kiek jame užuominų į visuotinę graciją. Poetas, dailininkas, skulptorius, muzikantas, architektas – visi bando sutelkti pasaulio spindesį į vieną tašką, kad savo darbuose patenkintų tą meilę grožiui, kurį juos verčia kurti. Taip menas, tai gamta perėjusi per žmogaus alembiką. Taip mene gamta veikia per žmogaus valią, užpildytą jos pirmųjų darbų grožiu. Pasaulis egzistuoja sielai tam, kad patenkintų jos troškimą grožiui. Šį elementą aš vadinu galutiniu tikslu. Nėra ir negali būti jokios priežasties, kodėl siela siekia grožio. Grožis giliausia ir plačiausia prasme yra vienas visatos išraiškos veidų. Dievas tai viskas, kas gražu. Tiesa, gėris ir grožis tai skirtingi tos pačios visumos veidai. Tačiau grožis gamtoje nėra galutinis. Jis vidinės ir amžinos grožio išraiškos pranašas, bet ne vienas nesavarankiškas gėris. Jis turi stovėti kaip dalis, bet dar ne paskutinis ir aukščiausias gamtos tikslas. 4 skyrius. Kalba. Kalba tai trečias būdas, kurio gamta tarnauja žmogui. Gamta tai tiesiog priemonė turinti 3 sluoksnius. Pirmas sluoksnis – žodžiai yra natūralių reiškinių ženklai. Antras sluoksnis – konkretūs gamtos reiškiniai yra tam tikrų dvasinių reiškinių simboliai. Ir trečias sluoksnis – visa gamta yra dvasios simbolis. Pirmas – žodžiai yra natūralių reiškinių ženklai. Gamtos istorijos tikslas – padėti mums suvokti antgamtinę istoriją. Išorinės kūrinijos paskirtis – suteikti mums kalbą apibūdinti vidinio pasaulio būtybės ir virsmus. Kiekvienas žodis, kurio reiškiame moralinę ar intelektualinę sąvoką, jei išnagrinėsime jo šaknį, pasirodys esąs pasiskolintas iš kokio nors materialaus reiškinio. Teisingas reiškia tiesus, neteisingas, iškrypęs, dvasia pirminė prasme vėjas, nusižengimas, peržengimas ribos, išdidus tai tiesiog pakeltas antakis. Mes kalbame apie širdį, kai norime išreikšti jausmą, o apie galvą, kai turime omenyje mąstymą. O tiek mąstymas, tiek jausmas tai žodžiai kilę iš fizinių pojūčių, bet dabar pritaikyti dvasiniam pasauliui. Dauguma šio perėjimo procesų slypi tolimuose kalbos susiformavimo laikuose, bet tą pačią tendenciją galime kasdien matyti vaikų kalboje. Vaikai ir primityvios tautos vartoja tik daiktavardžius, kurios paverčia veiksmažodžiais ir pritaiko panašiems dvasiniams veiksmams. Antras sluoksnis, kai konkretūs gamtos reiškiniai yra tam tikrų dvasinių reiškinių simboliai. Visa dvasinę prasme turinčių žodžių kilmės faktas, toks akivaizdus kalbos istorijoje, visgi yra menkiausia mūsų skola gamtai. Ne tik žodžiai yra simboliniai, pačios būtybės yra simboliai. Kiekvienas gamtos reiškinys yra kažko dvasinio ženklas. Kiekviena gamtos išraiška atitinka tam tikrą proto būseną. Ir ta būsena gali būti aprašyta tik pateikiant atitinkamą gamtos vaizdinį. Įsiutęs žmogus – tai liūtas, gudrus – lapė, tvirtas – uola, išmintingas – fakelas,
Avinėlis simbolizuoja nekaltumą, gyvatė klastingą piktybiškumą, gėlės švelnius jausmus, šviesa ir tamsa mūsų įprasti žodžiai žinioms ir nežiniai, šiluma meiliai, matomas atstumas už nugaros atmintis, o į priekį viltis. Kas bežiūrėtų į upę ramybės valandą ir nebūtų primintas apie visų dalykų tekėjimą. Jei mesi akmenį į vandenį, bangų sklidimas taps gražia visų įtakų metafora. Žmogus jaučia visuotinio sielos buvimo pojūtį, tą, kuriame kaip dangaus skliaute sužimba teisingumas, tiesa, meilė, laisvė. Šią visuotinę sielą jis vadina protu. Ji nėra nei mano, nei tavo, nei jo. Mes jai visi priklausome. O mėlynas dangus, kuriame palaidota privati žemė, dangaus ramybė pilna amžinų žvaigždžių, tai proto simbolis. Tai, ką intelektualiai vadiname protu, gamtos atžvilgiu vadiname dvasia. Dvasia yra kūrėjas. Dvasia tai gyvybė savyje. Ir visų laikų žmonės ją įkūnijo kalboje kaip tėvą. Akivaizdu, kad šios analogijos nėra atsitiktinės ar kaprizingos. Jos pastovios ir persmelkia gamtą. Tai ne tik poetų fantazijos. Žmogus iš prigimties yra analogijų ieškotojas. Jis tyrinėja ryšius tarp visų daiktų. Jis pastatytas visų būtybių centre. Ir iš kiekvienos jų į jį sklinda ryšio spindulys. Nei žmogus negali būti suprastas be daiktų, nei daiktai be žmogaus. Gamtos faktai atskirai neturi vertės, jie sterilūs, tarsi viena lytis. Bet susituokę su žmogaus istorija, jie prisipildo gyvybės. Visos Floros, Linėjaus ir Bufono tomai tik sausos faktų lentelės. Tačiau net menkiausias faktas, augalo įprotis, vabzdžio organas, triukšmas ar darbas, susieti su žmogaus prigimtimi ar mąstymu, paveikia mus gyvai ir maloniai. Augalo sėkla, kiek daug žmogiškų analogijų įkvėpia visose kalbose, net iki Pauliaus žodžių, sėjama kūniškai, prikeliama dvasiškai. Žemės judėjimas aplink ašį ir saulę sukuria dieną ir metus. Tai tik žali šviesos ir šilumos kiekiai. Bet ar neslypi čia analogija tarp žmogaus gyvenimo ir metų laikų? Argi metų laikai neįgauna didybės per šį ryšį? Skruzdėlės instinktai, žiūrint kaip į skruzdėlės veiksmus, niekingi. Bet vos tik pamatome, kaip iš jos į žmogų eina ryšio spindulys, kaip mažas darbininkas tampa mokytoju, mažas kūnas su galinga širdimi, visi jos įpročiai, net ir neseniai pastebėtas faktas, kad ji rodos niekada nemiega, tampa didinga. Dėl šio esminio ryšio tarp matomų daiktų ir žmogaus minčių, primityvios tautos turinčios tik būtiniausius daiktus, kalba metaforomis. Kuo giliau einame į istoriją, tuo vaizdingesnė kalba, kol galiausiai jos kūdikystėje visa kalba yra poezija, kurioje dvasiniai reiškiniai išreiškiami natūraliais simboliais. Tie patys simboliai sudaro visų kalbų pagrindą. Pastebėta, kad visų kalbų idiomos artėja viena prie kitos didžiausios išraiškos ir jėgos akimirkomis. Tai pirmoji kalba, bet ir paskutinė. Šis tiesioginis kalbos priklausomumas nuo gamtos, šis reiškinio pavertimas žmogaus gyvenimo simboliu, niekada nepraranda galios mus paveikti. Tai ir suteikia šarmą ūkininko ar miško gyventojo kalbai. Tai, ką visi intuityviai vertina. Žmogaus gebėjimas susieti mintį su jai derančiu simboliu ir ją ištarti priklauso nuo jo charakterio paprastumo, nuo meilės tiesai ir noro ją perteikti be iškraipimų. Žmogaus sugedimas veda prie kalbos sugedimo, kai paprastumas ir idėjų pirmenybė pralaimi prieš antrines aistras, turtų, malonumo, valdžios ir šlovės troškimus, kai dviveidiškumas ir melas pakeičia tiesą, žmogus netenka galios gamtą naudoti kaip valios vertėją. Nauji įvaizdžiai nebėra kuriami, o seni žodžiai iškraipomi, kad reikštų tai, ko jie nereiškia. Vartojama popierinė valiuta, kai ižde nėra aukso.
Galiausiai apgaulė išaiškėja ir žodžiai netenka galios sujaudinti protą ar širdį. Kiekvienoje seniai civilizuotoje tautoje yra šimtai rašytojų, kurie trumpai tiki ir priverčia kitus patikėti, kad mato ir reiškia tiesą, bet ne vienas iš jų nesukuria minties apvilktos natūraliu rūbu. Jie nesąmoningai minta kalba, kurią sukūrė pirmieji šalies kūrėjai. Tie, kurie kalbėjo tiesiogiai su gamta. Tačiau išmintingi žmonės prasiskverbia pro šią supuvusią kalbą ir vėl pririša žodžius prie matomų dalykų. Tad vaizdinga kalba tampa akivaizdžiu įrodymu, jog ją vartojantis žmogus yra sąjungoje su tiesa ir su Dievu. Vos tik mūsų kalba pakyla virš pažįstamų faktų lygio, kai ją uždega aistra ar pakilėja mintis, jie apsivelka įvaizdžiais. Žmogus kalbantis nuoširdžiai ir atidžiai stebintis savo mąstymą pastebės, kad kiekviena mintis kyla drauge su kokiu nors materialiu vaizdiniu, daugiau ar mažiau ryškiu, kuris tampa jos rūbu. Todėl gera rašyba ir puiki kalba nuolat primena alegorijas. Šie įvaizdžiai atsiranda savaime, tai patirties ir aktyvaus proto veikimo junginys, tai tikroji kūryba. Tai pirminės priežasties darbas per jau sukurtus instrumentus. Šie faktai leidžia numanyti, kodėl gyvenimas gamtoje yra palankesnis galingam protui nei dirbtinis ir apribotas miesto gyvenimas. Iš gamtos sužinome daugiau nei galime sąmoningai perteikti. Jos šviesa nuolat teka į protą ir mes pamirštame jos buvimą. Poetas, oratorius užaugęs miškuose, kurio pojūčius metų metus formavo ramus ir švelnus gamtos virsmai, net jei jis tai darė be tikslo ir be sąmoningumo. Vis tiek neištrins šios pamokos net miesto triukšme ar politinių kovų sūkuryje. Ilgai po to, kai vyks tautiniai neramumai ir revoliucijos, tie iškilus vaizdiniai vėl iškils savo ritmetinėje šviesoje, tapdami tinkamais simboliais ir žodžiais mintims išreikšti. Jas sukels įvykiai. Kilniam jausmui pabudus, vėl sušlamės miškai, sumurmės pušis, upės rovens ir žvilgės, galvijai mūkčios kalnuose, taip kaip jis tai matė ir girdėjo vaikystėje. Ir kartu su šiais vaizdiniais jam į rankas atiduodami įtikinimo burtai ir galios raktai. Trečias sluoksnis – visa gamta yra dvasios simbolis. Taigi gamtos objektai padeda mums išreikšti tam tikras prasmes. Bet kaip didinga kalba naudojama perteikti smulkmenoms? Ar tikrai prireikia tokių didingų būtybių, tokios formų gausos, tokios dangaus kūnų minios, kad žmogus gautų žodyną ir gramatiką savo miesto kalbai? Kai šią didžiąją šifruotę naudojame spręsti puodo ir virdulio reikalus, jaučiame, kad dar neišnaudojome jos tikrojo tikslo ir net nesame tam pajėgus. Esame kaip keliautojai ant ugnikalnio pelenų kepantis kiaušinį. Matydami, kad ši kalba nuolat pasiruošusi išreikšti, ką tik norime pasakyti, neišvengiamai klausiame, ar simboliai neturi prasmės patys savaime, ar kalnai, bangos, dangus turi tik tą reikšmę, kurią mes sąmoningai jiems priskiriame kaip minčių simboliams. Pasaulis tai simbolis. Kalbos dalis yra metaforos, nes visa gamta tai žmogaus proto metafora. Moralės dėsniai atitinka materijos dėsnius, kaip veidas atspindi veidrodyje. Matomas pasaulis ir jo dalių santykiai tai nematomo pasaulio ciferblatas. Fizinės aksiomos verčiamos į etikos dėsnius. Pavyzdžiui, visuma didesnė už dalį. Veiksmas sukelia atoveiksmį. Mažesnis svoris gali pakelti didesnį, jei skirtumas kompensuojamas laiku. Ir kiti panašūs teiginiai turintys tiek fizinę, tiek moralinę prasmę. Jie įgauna daug platesnę ir gilesnę prasmę, kai taikomi žmogaus gyvenimui, net kai lieka tik patys techniniai.
Panašiai ir žymus istorijos posakiai bei tautosakiniai priežodžiai dažniausiai yra natūralus faktas, pasirinktas kaip moralinės tiesos paveikslas ar palyginimas. Štai keletas. Riedantis akmuo neapauga samanomis. Paukštis rankoje vertesnis nei du krūme. Lošys teisingu keliu aplenks greitąjį klaidingu. Kuo saulė šviečia, tuo šieną džiovink. Net pilną taurę sunku nešti be išsiliejimo. Actas tai vyno sūnus. Paskutinis šiaudas nulaužė kupranugariui nugarą. Ilgaamžiai medžiai pirmiausia leidžia šaknis. Pirminė prasme tai paprasti pastebėjimai, bet mes juos kartojame dėl jų analoginės vertės. Kas tiesa apie priežodžius, tiesa apie visas pasakas, palyginimus ir alegorijas. Šis ryšys tarp proto ir materijos nėra kažkokio poeto prasimanimas, tai Dievo valia, todėl jis prieinamas kiekvienam žmogui. Jis arba pasirodo, arba ne. Kai laimingomis valandomis svarstome šį stebuklą, išminčius ima abejoti, ar kitais laikais jis apskritai nėra aklas ir kurčias. Ar tai galėtų būti ir mūsų užklupti kaip vasaros debesis, be jokio ypatingo nustebimo. Nes visata tampa permatoma ir pro ją pradeda šviesti aukštesni nei jos pačios dėsniai. Tai nuolatinė mįslė, kuris stebino ir žadino kiekvieno didžio proto smalsumą nuo pat pasaulio pradžios. Nuo egiptiečių ir brahmanų laikų iki Pitagoro, Platono, Bekono, Leibnico, Swedenborgo, ten pakelėje vis dar sėdi sfinksas ir kiekvienas pranašas eidamas pro šalį bando įminti jo mįslę. Atrodo, jog dvasia neišvengiamai turi reikštis materialiomis formomis ir kad diena ir naktis, upė ir audra, žvėris ir paukštis, rūgštis ir šarmas visi iš anksto egzistuoja kaip idėjos Dievo prote, būdami tokie, kokie yra pagal prieš tai buvusias dvasinės būsenas. Faktas – tai galutinė dvasios išraiška. Matoma kūrinyje – tai nematoma pasaulio riba. Materialūs objektai, sakė vienas prancūzų filosofas, yra tarsi kūrėjo esminių minčių šlakas, kuris privalo visada išlaikyti tikslę sąsają su savo kilme. Kitaip tariant, matoma gamta turi turėti dvasinį ir moralinį aspektą. Ši doktrina sudėtinga. Ir nors tokie vaizdiniai kaip rūbas, šlakas, veidrodis gali sužadinti vaizduotę, reikia subtilesnių ir gyvesnių aiškintojų, kad ji taptų aiški. Kiekvienas raštas turi būti aiškinamas ta pačia dvasia, kuri jį sukūrė. Tai esminis interpretavimo dėsnis. Gyvenimas suderintas su gamta, tiesos ir dorybės meilė apvalo akis suvokti jos tekstą. Pamažu mes galime išmokti pradinę nuolatinės gamtos objektų prasmę, kad pasaulis mums taptų atvira knyga, o kiekviena forma prasminga jos slaptos gyvybės ir paskutinės priežasties išraiška. Toks žvilgsnis sužadina naują susidomėjimą, kai prieš akis atsiveria baisus objektų gausos ir masto suvokimas. Nes kiekvienas tinkamai pamatytas daiktas atrakina naują sielos gebėjimą. Tai, kas anksčiau buvo nesąmoninga tiesa, tapusi objektų ir įvardyta, tampa pažinimo dalimi, naujų ginklų galios arsenale. 5 skyrius – drausmė. Atsižvelgus į gamtos reikšmę, iškart atsiveria naujas faktas. Gamta tai drausmės mokykla. Šis pasaulio panaudojimo būdas apima visus ankstesnius kaip savo dalis. Erdvė, laikas, visuomenė, darbas, klimatas, maistas, judėjimas, gyvūnai, mechaninės jėgos – visa tai kasdien teikia nuoširdžiausias pamokas, kurių prasmė beribė. Jos ugdo tiek protą, tiek intelektą. Kiekviena materijos savybė tampa mokykla protui. Jos tvirtumas, inertiškumas, išsiplėtimas, forma, dalomumas
Protas čia atlieka sudėtis, atimtis, jungimus, matavimus ir randa maisto bei erdvės savo veiklai šiame vertame pasaulyje. Tuo metu intelektas perkelia visas šias pamokas į savo minties pasaulį, atpažindamas analogiją, kuri susieja materiją ir dvasią. Pirma, gamta moko protą intelektinių tiesų. Mūsų santykis su jusliniais objektais yra nuolatinė pratyba – atpažinti skirtumus, panašumus, tvarką, būtį ir regimybę, augimą nuo konkretaus prie bendro, jėgų susivienijimą bendram tikslui. Kuo svarbesnį organą reikia ugdyti, tuo didesnis dėmesys skiriamas jo lavinimui. Ne vienas atvejis nelieka apleistas. Kiek daug metų, kiek nuobodžių dienų reikia, kad išsiugdytume sveiką protą. Kiek kartojamų nepatogumų, ginčų, kainų derinimų, palūkanų skaičiavimų ir visa tai tik tam, kad formuotųsi proto ranka. Kad suvoktume, jog geros mintis tai dar nedaugiau nei gražūs sapnai, jei jos neįgyvendinamos. Ta pačią funkciją atlieka ir nuosavybė su visa jai priklausančia skolų ir kreditų sistema. Skola, alinanti skola, kurios geležinio veido bijo našlės, našlaičiai ir genijų sūnus, skola, kuri ryja laiką ir slopina dvasios galią, yra mokytojas, kurio pamokų negalime išvengti ir kurio labiausiai reikia tiems, kurie nuo jos labiausiai ir kenčia. Nuosavybė, kuri, kaip sakoma, panašiai į sniegą, šiandien krinta tolygiai, o rytoj susikaups pusnyse, yra tik paviršinis giluminės sistemos veikimas, lyg laikrodžio rodyklė. Kol ji dabar lavina protą, tuo pačiu ji ruošia dvasią, kaupia patirtį apie gilesnius dėsnius. Mažiausi protinio ugdymo netolygumai daro įtaką visam žmogaus charakteriui ir likimui. Tarkime, gebėjimui atskirti. Todėl egzistuoja erdvė ir laikas, kad žmogus žinotų, jog dalykai nėra bet kaip sugrūsti, bet atskirti ir individualūs. Varpas ir plūgas kiekvienas turi savo paskirtį ir vienas negali pakeisti kito. Vanduo tinka gerti, anglis kūrenti, vilna vilkėti, bet vilna netinka gerti, vandens negalime verpti, o anglies valgyti. Išmintingas žmogus rodo išmintį atskirimu, gradacija, mastų, jo būtybių ir vertybių skalė tokia plati, kaip pati gamta, o kvailiai neturi jokios skalės. Kiekvieną žmogų laiko tuo pačiu kaip ir bet kurį kitą. Kas nėra gerai, jie vadina blogiausiu, kas nėra bjauru, jie vadina geriausiu. Panašiai gamta ugdo ir atidumą, ji neatleidžia klaidų. Taip yra taip, o ne yra ne. Pirmieji žingsniai žemės ūkyje, astronomijoje, zoologijoje, tie, kuriuos žengia ūkininkas, medžiotojas, jūrininkas, moko, kad gamtos kauliukai visada užkrauti, kad tarp jos šiukšlių slypi tvirti ir naudingi rezultatai. Kaip ramiai ir džiugiai protas priima fizikos dėsnius, vieną po kito, kokie kilnūs jausmai plečia žmogų, kai jis įžengia į kūrinijos tarybas ir per pažinimą pajunta privilegiją būti. Jo įžvalga jį rafinuoja. Gamtos grožis šviečia jo krūtinėje. Žmogus didesnis, nes tai mato, o visata mažesnė, nes suvokus dėsnius, laiko ir erdvės ribos išnyksta. Ir čia vėl mus paveikia, net gąsdina begalinė visata laukianti pažinimo. Ką žinome, tai taškas palyginti su tuo, ko nežinome. Atsiverskite bet kurį naują mokslo žurnalą ir pasverkite klausimus keliamus apie šviesą, šilumą, elektrą, magnetizmą, fiziologiją, geologiją. Ar iš tiesų gamtos mokslas gali greitai išsekti? Pereidami prie kitų disciplinos aspektų turime paminėti du ypatingus. Pirmasis tai valios lavinimas arba galios pamoka, kuri atsiskleidžia kiekviename įvykyje. Nuo to momento, kai vaikas iš eilės pradeda valdyti savo pojūčius,
Iki valandos, kai jis ištaria, tebūnie tavo valia, jis mokosi slaptos tiesos, kad jis gali palenkti ne tik atskirus įvykius, bet ir ištisas jų klases, net visą įvykių seką, ir taip pritaikyti visus faktus savo charakteriui. Gamta visiškai tarpininkaujanti, ji sukurta tarnauti, ji priima žmogaus valdžią taip nuolankiai, kaip asilas, ant kurio važiavo išganytojas. Jis siūlo žmogui visus savo karalystės turtus, kaip žaliavą, kurią galima perdirbti į tai, kas naudinga. Žmogus niekada nepavargsta jos apdirbti. Jis kaldina švelnų ir neapčiuopiamą orą į išmintingus ir melodingus žodžius. Suteikia jiems sparnus, kaip įtaigiems ir valdingiems angelams. Viena po kitos jo pergalės mintis užvaldo viską, kol pasaulis galiausiai tampa įgyvendinta valia, žmogaus atspindžiu. Antra, jusliniai objektai atitinka proto nuojautas ir atspindi sąžinę. Visi dalykai yra moralūs ir jų nesibaigiantis pokyčiai nuolat nurodo į dvasinę prigimtį. Todėl gamta tokia spindinti forma, spalva ir judesiu, kad kiekvienas rutulys tolimiausiame danguje, kiekvienas cheminis virsmas nuo grubiausio kristalo iki gyvybės dėsnių, kiekvienas augalijos pokytis nuo pirmojo augimo principo lapo akyje iki tropinių miškų ir priešistorinių anglies klodų, kiekviena gyvūninė funkcija nuo kempinės iki Heraklio, viskas turi žmogui priminti ar net griaudėti apie gėrio ir blogio dėsnius ir atkartoti 10 Dievo įsakymų. Todėl gamta visada buvo religijos sąjungininkė. Ji paskolina visą savo didybę ir turtus religiniam jausmui. Pranašai ir kunigai, Dovydas, Izaijas, Jėzus, visi gėrė iš šio šaltinio. Šis etinis pobūdis taip persmelkia gamtos kaulą ir čiulpus, kad atrodo, jog tai ir yra tikrasis jos tikslas. Kad ir kokia būtų dalinė konkretaus objekto paskirtis, jo visuotinė funkcija būti moraliniu ženklu niekada nėra praleidžiama. Niekas gamtoje neišsibaigia vien per pirmąjį panaudojimą. Kai objektas visiškai atlieka savo paskirtį, jis tampa nauju, kitos paskirties tarnystei. Dievo pasaulyje kiekvienas tikslas virsta nauja priemonė. Tas pats naudingumo panaudojimas, žvelgiant pavieniui, atrodo menkas ir žemas. Tačiau protui jis tampa ugdymu, naudingumo doktrina. Daiktas geras tik tiek, kiek jis tarnauja tikslui. Ir kad būtybė gali egzistuoti tik kaip įvairių dalių bei pastangų sąjunga vienam tikslui. Pirmoji ir grubiausia šios tiesos išraiška – tai mūsų neišvengiama ir nekenčiama mokykla per vertes ir poreikius, kviečius ir mėsą. Jau buvo parodyta, kad kiekvienas natūralus procesas yra moralinės sentencijos versija. Moralinis dėsnis yra gamtos centre ir spinduliuoja iki jos pakraščių. Jis yra kiekvienos medžiagos, kiekvieno ryšio ir kiekvieno proceso esmė ir širdis. Visi daiktai, su kuriais turime reikalų, mus moko. Kas yra ūkis, jei nebilus Evangelijos skelbėjas? Pelai ir grūdai, piktžolės ir kultūros, pelėsis, lietus, vabzdžiai, saulė – tai šventas simbolis nuo pirmosios vagos pavasarį iki paskutinės šieno kupetos, kurią užklumpa žiemos sniegas. Bet jūrininkas, piemuo, kalnakasys, pirklys, kiekvienas jų savo aplinkoje išgyvena tą pačią patirtį ir prieina tos pačios išvados, nes visos organizacijos iš esmės yra giminingos. Ir nėra abejonių, kad šis moralinis jausmas, kuris prisodrina orą, įauga į grūdą ir prisigeria į pasaulio vandenis, yra pagaunamas žmogaus ir įsiskverbia į jo sielą. Moralinis gamtos poveikis kiekvienam žmogui – tai tas tiesos kiekis, kurį ji jam atskleidžia. Bet kaip tai įvertinti?
Kas galėtų nuspėti, kiek tvirtumo jūrininkui perdavė vėjo gludintas uolos kraštas, kiek ramybės žmogui atspindėjo žydras dangus, virš kurio vėjai nuolat varinėja audros debesis, bet nelieka nei vienos raukšlės. Kiek darbštumo, išminties ir švelnumo mes perėmėme iš gyvūnų pantonimos, kokį stiprų savitvardos pamokslą skelbia nuolat kintanti sveikata. Būtent čia ypač aiškiai atsiskleidžia gamtos vienybė. Vienybė įvairovėje, kuri mus pasitinka visur. Visa be galo įvairi daiktų gausa daro tą patį įspūdį. Ksenofanas senatvėje skundėsi, kad ir kur žiūrėtų, viskas grįžta į vienį. Jis buvo pavargęs nuo tos pačios esmės visų formų įvairovėse. Protėjaus mitas slepia gilą tiesą. Lapas, lašas, kristalas, akimirka – visi yra susijęs su visuma ir dalyvauja jos tobulume. Kiekviena dalelė tai mikrokosmosas, ištikimai perteikiantis pasaulio atvaizdą. Panašumai egzistuoja ne tik tarp akivaizdžiai artimų objektų. Pavyzdžiui, kai žmogaus rankos tipą aptinkame dinozauro peleke, bet ir tarp tų, kurie labai paviršiumi skiriasi. Štai architektūra Goethe ir Madame de Staël vadino sustingusią muziką. Vitruvijus manė, kad architektas privalo būti muzikantu. Coleridge sakė, kad gotikinė bažnyčia tai suakmenėjusi religija. Mikelandželas teigia, jog architektas privalo išmanyti anatomiją. Haydno oratorijose natos vaizduotėje kelia ne tik judesius, kaip gyvatės, elnio, dramblio, bet ir spalvas, pavyzdžiui, žalią žolę. Harmoningų garsų dėsnis pasikartoja harmoningoje spalvų dermėje. Granitas ir jį graužianti upė skiriasi tik šilumos kiekiu. Upė tekėdama panaši į orą, kuris teka virš jos. Oras į šviesą sklindančią per jį dar subtilesniais srautais. O šviesa į šilumą, kuri ją lydi per erdvę. Kiekviena būtybė tai kitos modifikacija. Jų panašumas viršyje skirtumus ir jų pagrindinis dėsnis tas pats. Vieno meno taisyklė, vienos organizacijos dėsnis galioja visoje gamtoje. Ši vienybė tokia gili, kad slypi pačiame gamtos pamate ir liudija apie savo kilmę iš visuotinės dvasios. Tai matome ir mąstyme. Kiekviena universali tiesa, kurią ištariame žodžiais, numano arba implikuoja visas kitas tiesas. Omne verum, vero consonat. Tai kaip didysis apskritimas ant rutulio, apimantis visus kitus galimus apskritimus, kurie savo ruožtu taip pat jį apima. Kiekviena tokia tiesa tai absoliutus būvis, matomas iš vienos pusės. Bet tas būvis turi begalę pusių. Ši centrinė vienybė dar aiškesnė veiksme. Žodžiai tai riboti begalinio proto instrumentai. Jie negali aprėpti tiesos dydžio. Jie ją sukapoja, susmulkina, nuskurdina. Veiksmas tai minties išsipildymas ir paskelbimas. Teisingas veiksmas užpildo visą akiratį ir susieja save su visa gamta. Išmintingas žmogus atlikdamas vieną veiksmą atlieka viską, arba tame viename teisingame veiksme jis mato visų teisingų veiksmų atitikmenį. Žodžiai ir veiksmai nėra laukinės gamtos atributai. Jie mus veda link žmogaus formos, kurios visos kitos organizacijos tėra iškraipytos versijos. Kai ji pasirodo tarp kitų formų, dvasia ją renkasi. Jis sako, iš tokių gavau džiaugsmo ir žinojimo, tokiuose radau ir atpažinau save. Jiems kalbėsiu, jie gali atsakyti, jie gali man perduoti jau suformuotas gyvas mintis. Iš tiesų, akį ir protą visada lydi šios formos, vyriška ir moteriška, ir jos yra neprilygstami žinojimo ir tvarkos šaltiniai, glūdintis dalykų širdyje. Deja, kiekviena jų tarsi sužeista, su paviršiaus defektais, tačiau priešingai nei nebili gamta aplinkui,
Šios formos stovi lik fontano vamzdžiai virš nesuvokiamai gilios dorybės ir minties jūros, į kurią tik jos vienos iš visų organizacijų suteikė įėjimą. Būtų malonu sekti išsamei jų tarnystę mūsų ugdymui, bet kur tai baigtųsi. Mūsų paauglystėje ir suaugus gyvenime šalia būna draugų, kurie mums tokie pat platūs kaip dangus ir vandenys, kurie atitinka tam tikrą sielos polinkį ir patenkina mūsų ilgesį tame lygmenyje, kurio negalime pastatyti į tokią perspektyvą, kad galėtumėm juos tobulinti ar net analizuoti. Mes negalime jų nemylėti. Kai bendravimas su draugu suteikia mums tobulumo etaloną ir padidina pagarbą Dievo ištekliams, kuris atsiuntė gyvą asmenį pranokstantį mūsų idealą, kai jis tampa minties objektu, o jo charakteris išlaiko visą nesąmoningą poveikį, tačiau protas jį paverčia tvirta ar saldžia išmintimi, tai ženklas, kad jo paskirtis baigėsi. Ir dažnai netrukus jis yra atitraukiamas iš mūsų gyvenimo. 6 skyrius – idealizmas. Šitaip neišsakoma, bet suprantama ir praktiška pasaulio prasmė yra perduodama žmogui, nemirtingam mokiniui per kiekvieną jutiminį objektą. Visi gamtos elementai veikia šio vienintelio tikslo ugdymo labui. Vis iškyla kilni abejonė. Gal šis tikslas tai galutinė visatos priežastis, o gal gamta apskritai neegzistuoja išorėje. Gal užtenka tokio paaiškinimo. Dievas nori mokyti žmogaus protą ir todėl sukuria tam tikrų jutimų visatą, kurį vadiname saule ir mėnuliu, vyru ir moteriumi, namais ir amatais. Kadangi visiškai nepajėgiu patikrinti, ar mano jutimų signalai tikri, ar mano patiriami įspūdžiai atitinka išorinius objektus? Koks skirtumas, ar Orionas tikrai šviečia danguje, ar kažkoks dievas nupiešė jo atvaizdą sielos skliaute? Jei dalių santykiai ir visumos tikslas išlieka tokie patys? Ar svarbu, ar sausuma ir jūra sąveikauja? Pasaulis sukasi ir pinasi be galo. Gilių gelmėms žiojant po kitoms gelmėmis, galaktikoms laikant pusiausvyrą su kitomis galaktikomis visatos erdvėje. Ar vis dėlto viskas įrašyta žmogaus nuolatinėje vidinėje tikėjimo būsenoje, nepriklausomai nuo laiko ir erdvės? Ar gamta egzistuoja iš tikrųjų, ar tėra proto apreiškimas, man ji vienodai naudinga ir pagarbi. Kad ir kas jį bebūtų, ji man idealas, kol negaliu patikrinti savo jutimų tikslumo. Lengvabūdžiai juokiasi iš idealizmo teorijos, tarsi jos pasekmės būtų farsas, lyg jį griautų gamtos tvarumą. Taip nėra. Dievas su mumis nežaidžia ir negalėtų leisti, kad jo kūrinys būtų nenuoseklus. Jei suabejotume gamtos dėsnių pastovumu, žmogaus gebėjimai būtų paralyžiuoti. Bet tie dėsniai gerbiami šventai, o tikėjimas jais tobulas. Žmogaus vidinis mechanizmas veikia taip, lyg gamta būtų nekintanti. Mes sukurti ne kaip laivas, kurį blaško bangos, o kaip namas, kuris stovi. Dėl šios mūsų prigimties, kol veiksmas vyrauja prieš apmąstymą, mes instinktyviai atmetame mintį, kad gamta trumpalaikiškesnė ar nepastovesnė už dvasią. Vertintojui, dailidei, vežikui tokia mintis nepriimtina. Tačiau net visiškai sutikdami su gamtos dėsnių pastovumu, mes vis tiek nesame tikri, ar pati gamta egzistuoja. Kultūros poveikis žmogaus protui yra ne tai, kad jis sugriautų mūsų tikėjimą konkrečiais reiškiniais, kaip šiluma, vandeniu ar azotu, bet kad padėtų mums suvokti gamtą kaip reiškinį, o ne substanciją. Kad būtis priklauso dvasiai, kad gamta tai atsitiktinumas, padarinys. Jutimams ir net naujintam protui būdingas instinktyvus tikėjimas, kad gamta egzistuoja nepriklausomai. Tokiai sąmoniai žmogus ir gamta yra neatskiriami. Daiktai atrodo galutiniai ir jų niekas nekvestionuoja. Tačiau kai pasirodo protas, šis tikėjimas pradeda byrėti.
Pirmoji minties pastanga – atlaisvinti mus iš jutimų despotizmo, kuris laiko mus tarsi mes patys būtume gamtos dalis. Protas rodo, kad gamta ne mes, ji tarsi atskirta, plūduriuojanti. Kol veikia tik gyvūno akis, ji fiksavo tikslės formas ir spalvų paviršius. Bet kai atsimerkia protas, prie formos ir paviršiaus prisideda grožis ir išraiška. Šie kyla iš vaizduotės ir jausmų ir šiek tiek sušvelnina daiktų griežtą kontūrą. Jei protas pažadinamas dar stipriau, kontūrai ir paviršiai tampa permatomi, per juos matosi priežastys ir dvasios. Geriausias gyvenimo akimirkos – tai šie dieviški pabudimai, kai aukštesnės galios prabyla, o gamta atsitraukia iš pagarbos Dievui. Pereikime prie kultūros poveikio. Pirmoji mūsų pamoka idealistinėje filosofijoje – tai užuomina, kurią pateikia pati gamta. Gamta ir dvasia sąmoningai bendradarbiauja tam, kad mus išlaisvintų. Tam pakanka menko mechaninio pokyčio, truputį pakeisk vietą ir pajusi dualizmą. Keistai mus paveikia vaizdas nuo laivo denio, oro baliono ar per neįprasto dangaus šviesą. Mažiausias žvilgsnio kampo pokytis visam pasauliui suteikia paveikslo bruožų. Vyras retai važiuojantis karieta, vos įsėdęs į ją ir pravažiavęs savo miestą, pamatys gatvę kaip lėlių teatrą. Žmonės, vyrai, moteris, kalbantis, bėgantis, prekiaujantis, besimušantis, rimtas meistras, valkata, elgeta, berniukai ir šunys – visa atrodo netikra, ar bent jau visiškai atsieti nuo stebėtojo. Jie regimi kaip vaizdiniai, ne kaip tikrovės dalyviai. Kiek naujų minčių kyla, kai pažįstama kraštovaizdį pamatai pro greitai judantį traukinio langą. Net labiausiai įprasti dalykai, pakeisk vos stebėjimo tašką, staiga teikia malonumą. Kamera obskura viduje, mėsininko vežimas ar pažįstamo žmogaus figūra mus linksmina. Net gerai žinomo žmogaus portretas mus džiugina. Apversk akis aukštyn kojomis ir pažvelk į peizažą tarp savo kojų. Koks malonus tampa vaizdas, nors jį regėjai jau 20 metų. Tokiais atvejais per mechaninius pokyčius mums parodomas skirtumas tarp stebėtojo ir reginio, tarp žmogaus ir gamtos. Iš to kyla malonumas sumišęs su pagarba. Galėčiau sakyti žemas pakylėtumo laipsnis, kildinamas iš to, kad žmogui parodoma pasaulis tėra reginys, o kažkas jame pačiame pastovu. Antra, dar aukštesniu būdu tą patį malonumą perteikia poetas. Keliais potėpiais tarsi ore jis nubraižo saulę, kalną, stovyklą, miestą, herojų, mergelę, ne kaip kažką nepažįstamo, bet kaip tai, ką jau žinome, tik pakeltą nuo žemės ir pakibusi prieš akis. Jis atlaisvina žemę ir jūrą, priverčia jas suktis aplink savo pagrindinę mintį ir išdėsto viską iš naujo. Pats užvaldytas herojiškos aistros, jis naudoja materiją kaip jos simbolius. Juslinis žmogus pritaiko mintis daiktams, poetas daiktus mintims. Vienas mato gamtą kaip įsišaknijusią ir tvirtą, kitas kaip tekančią lankstų lauką, ant kurio jis spaudžia savo būtį. Jam pasaulis, kad ir kaip maištaujantis, yra kalus ir lankstus. Jis suteikia dulkėms ir akmenims žmogiškumą, paverčia jos proto žodžiais. Vaizduotė tai būdas, kuriuo protas naudojasi materija. Šekspyras šią galią pajungti gamtą minties išraiškai turėjo labiau nei bet kuris kitas poetas. Jo imperatoriškoji mūza mėto kūrinyje tarp rankų kaip žaisliuką, naudodama ją bet kuriam viršų paėmusiam įgeičiui įkūnyti. Net tolimiausi gamtos kampai yra jam pasiekiami, o labiausiai nutolusios būtybės susiejamos subtiliu dvasiniu ryšiu. Mes suvokiame, kad materijos didybė reliatyvi ir visi objektai traukiasi ar plečiasi pagal poeto aistrą.
Taip jo sonetuose paukščių giesmės, gėlių kvapai ir spalvos tampa mylimosios šešėliu. Laikas, kuris ją nuo jos skiria, virsta skryne, o pavydas, kurį jį sukėlė, jos puošmena. Grožio puošmena įtarimas, tarsi varna danguje aukščiausiame plasnojanti. Jo aistra neatsitiktinumo vaisius. Ji išauga jam kalbant iki miesto ar valstybės. Ne, ji ne iš atsitiktinumo kilusi. Jai nebaisus šypsenos puošnumas. Ji nenusileidžia priespaudos šešėliui. Ji nebijo politikos, to eretiko, kurio sandoriai trumpi ir laikini, bet stovi viena, milžiniškai išmintinga. Dėl savo pastovumo jam net piramidės atrodo nesenos ir laikinos. Jaunystės ir meilės gaivumas jį apakina savo panašumu į rytą. Atimk tos lūpų prisilietimus, kurie taip saldžiai buvo išduoti, ir tas akis ryto brėkšmę, tos šviesos klaidina aušrą. Šio hiperbolės laukinio grožio, sakyčiau, sunku rasti atitikmenį visoje literatūroje. Ši materialiųjų objektų transformacija per poeto aistrą, ši galia sumažinti didį, išdidinti mažą, galėtų būti iliustruojama tūkstančiais pavyzdžių iš jo pjesių. Turiu prieš akis audrą ir pacituosiu kelias eilutes. Arielis. Tvirtą kyšulį priverčiau drebėti, o šaknimis iškroviau pušis ir kedrus. Prosperas kviečia muziką nuraminti išprotėjusi Alonzą ir jo draugus. Rimtas garsas, geriausias pagodėjas, sujauktai minčiai tegul išgydo tau protą, kuris dabar bevertis, išviręs kaukolės viduj. Ir vėl, kerai pamažu nyksta, ir kaip rytas užklumpa naktį, tirpindamas tamsą, taip jų kylančias mintis ima vyti neišmanimo garus, dengiančius aiškesnį protą. Jų supratimas ima augti ir artėjanti banga tuoj užlies išmintingas pakrantes, kurios dabar purvinos ir aptemusios. Gebėjimas įžvelgti tikrąsias sąsajas tarp reiškinių, tai yra idealias sąsajas, nes tik jos yra tikros, leidžia poetui taip laisvai elgtis su įspūdingiausiamis pasaulio formomis ir reiškiniais ir skelbti sielos viršenybę. Trečia, kol poetas pripildo gamtą savo mintimis, jis nuo filosofo skiriasi tik tuo, kad vienam svarbiausia yra grožis, o kitam tiesa. Tačiau ir filosofas, kaip ir poetas, tikrąją daiktų tvarką ir santykius pajungia minčių valdžiai. Filosofijos uždavinys, pasak Platono, yra viskam, kas egzistuoja sąlygiškai, surasti besąlygišką ir absoliutų pagrindą. Filosofija remiasi tikėjimu, kad kiekvienas reiškinys turi dėsningumą ir jį pažinus, reiškiniai tampa nuspėjami. Šis dėsnis atsidūręs prote tampa idėja, jo grožis begalinis. Tikrasis filosofas ir tikrasis poetas iš esmės yra vienas ir tas pats žmogus. Abiejų tikslas yra grožis, kuris yra tiesa, ir tiesa, kuri yra grožis. Argi Platono ar Aristotelio apibrėžimų žavesys nėra toks pats kaip Sofoklio Antigonės? Abu atvejai rodo, kaip dvasinis gyvenimas įkvėpia gamtą, kaip kietas materijos blokas buvo persmelktas ir ištirpintas mintyje, kaip silpnas žmogus perprastamas didžiulius gamtos klodus, įdėjo į juos sielą, atpažino save jų dermėje, kitaip tariant, suprato jų dėsnį. Fizinėje mokslo srityje, kai tai pasiekiama, atmintis atsikrato sunkių smulkmenų sąrašų ir sugeba šimtmečių stebėjimus sutalpinti į vieną formulę. Net fizikoje materija tampa antraeilė prieš dvasinį pradą. Astronomas, geometrijos mokslininkas pasitiki savo nenuginčiamu analitiniu metodu ir niekina vien stebėjimo rezultatus. Garsi Eulerio pastaba apie jo arkos dėsnį. Tai bus priešinga visai patirčiai, bet vis dėlto tai tiesa. Jau perkelia gamtą į protą,
o materiją paliko kaip išmestą lavoną. 4. Pastebėta, kad intelektualusis mokslas neišvengiamai sukelia abejonę dėl materijos egzistavimo. Turgot sakė, kad tas, kuris niekada neabejojo materijos egzistavimu, gali būti tikras, kad jam trūksta gabumų metafizikai. Toks mokslas sutelkia dėmesį į nemirtingas, būtinas, nesukurtas esmes, idėjas. Ir jų akivaizdoje išorinis pasaulis atrodo kaip sapnas, kaip šešėlis. Kol esame šių dievų Olimpe, gamta mums atrodo tik sielos priedas. Pakylame į jų sferą ir suprantame, tai aukščiausiosios būtybės mintis. Tai tie, kurie buvo nuo amžių pradžios, prieš žemei dar esant. Kai jis ruošė dangų, jie jau buvo. Kai sutvirtino debesis aukštai, kai stiprino gelmių šaltinius, jie jau buvo su juo kaip suaugęs vaikas. Iš jų jis ėmė patarimus, jų poveikis atitinka jų kilmę. Kaip mokslo objektai jie pasiekiami tik mažai daliai žmonių. Tačiau kiekvienas žmogus per pamaldumą ar aistrą gali būti pakeltas į jų sferą. Ir ne vienas prisilietęs prie šių dieviškųjų esmių nelieka nepaliestas. Kažkiek pats tampa dievišku. Tarsi nauja siela atnaujina kūną. Pasijuntame fiziškai lengvi, einame tarsi oru. Gyvenimas nebeatrodo varginantis. Ir mums atrodo, kad toks jis ir nebus. Niekas nebijos senatvės, nelaimės ar mirties jų ramiame buvime. Nes siela tuo metu jau būna išėjusi už permainų srities ribų. Kol prieš akis atsiveria teisingumo ir tiesos prigimtis, mes mokomės atskirti absoliutą nuo sąlygiškojo. Mes suvokame absoliutą, tarsi pirmą kartą tampame tikrai gyvi, tampame nemirtingi, nes suvokame, kad laikas ir erdvė yra materijos santykiai. Kad tiesos suvokimui ir dorai valiai jie neturi jokio ryšio. 5. Galiausiai religija ir etika, kurias galima pavadinti idėjų praktikavimu arba idėjų įvedimu į gyvenimą, jos veikia panašiai kaip ir žemesnioji kultūra. Pažemina gamtą ir parodo jos priklausomybę nuo dvasios. Religija ir etika skiriasi tuo, kad viena prasideda nuo žmogaus, etika, o kita nuo Dievo, religija. Religija apima Dievo asmenybę, o etika ne. Tačiau mūsų tikslui jos yra viena. Abi pavergia gamtą. Pirmoji ir paskutinė religijos pamoka – matomi dalykai yra laikini, o nematomi – amžini. Ji įžeidžia gamtą, ji daro tai neišsilavinusiajam, ką filosofija daro Berkliui ar Vijasai. Bažnyčiose net ir pačių neišprususių sektų nuolat skamba tokie žodžiai. Niekiname pasaulio šešėliškas iliuzijas, jos tuštybės, sapnai, šešėliai, netikrovės, siekime tikrosios tikrovės, religijos. Tikintysis niekina gamtą. Kai kurie teosofai netgi pasiekė tam tikrą priešiškumą ir pyktį materijai, kaip tai buvo su manichėjais ir Plotinu. Jie patys savo nepasitikėjo, jei kada vėl atsigręždavo į Egipto mėsos puodus. Plotinas gėdijosi savo kūno. Jie visi galėtų pasakyti apie materiją tą patį, ką Mikelandželas pasakė apie išorinį grožį. Tai gležnas ir pavargęs aptaras, kuriuo Dievas aprengia sielą, kurią jis pašaukė į laiką. Pasirodo, kad judesys, poezija, fizika, intelektas ir religija – visi šie dalykai linkę veikti mūsų įsitikinimus apie išorinio pasaulio tikrovę. Vis dėlto prisipažįstu, kad pernelyg smulkiai aiškinti šią bendrąją tezę, jog visa kultūra linkusi vesti mus į idealizmą, yra šiek tiek nedėkinga. Aš nejaučiu priešiškumo gamtai, jaučiu jai vaikišką meilę. Kaip kukurūzai ar melionai plečiuosi ir gyvenu šiltoje dienoje. Kalbėkime apie ją gražiai. Noriu nesvaidyti akmenis į savo gražiąją motiną, nepurvinti savo švelnų lizdą. Noriu tik nurodyti tikrąją gamtos vietą žmogaus atžvilgiu.
vietą, kurios link eina visa teisinga edukacija, kaip į žemę, kurią pasiekus įgyjamas žmogaus gyvenimo tikslas. Tai yra jo ryšys su gamta. Kultūra apverčia primityvų gamtos suvokimą aukštyn kojomis. Protas pradeda vadinti regimą tai, ką anksčiau vadino tikra, ir tikra tai, ką anksčiau vadino iliuzija. Tiesa, vaikai tiki išorinėme pasaulyje, įsitikinamas, kad jis tik regimybė atsiranda vėliau, bet kartu su kultūra šis tikėjimas nebejotinai atsiras, kaip ir pirmasis. Idealizmo pranašumas prieš liaudišką tikėjimą yra tas, kad jis pateikia pasaulį tokiu būdu, kuris protui yra geidžiamiausias. Tai iš tiesų požiūris, kurį priima protas, tiek spekuliatyvus, tiek praktinis. Matytas per minties šviesą, pasaulis visada yra fenomenalus, o dora jį pavergia protui. Idealizmas regi pasaulį Dievo akimis. Jis mato visą ratą, žmones ir daiktus, veiksmus ir įvykius, šalį ir religiją ne kaip skausmingai iš akmenėlių krautą praeitį, bet kaip vieną didžiulį paveikslą, kurį Dievas tapo amžinybės akimirkoje, kad siela galėtų jį kontempliuoti. Todėl siela vengia smulkmeniško mikroskopinio tyrinėjimo. Ji pernelyg gerbia tikslą, kad paskęstų priemonėse. Ji regi kažką svarbiau krikščionybėje, nei bažnytinės istorijos skandalus ar kritikos smulkmenas. Mažai ją domina asmenys ar stebuklai, o istorinės įrodymų spragos jos visiškai netrikdo. Ji priima reiškinį iš Dievo rankų tokį, koks jis yra, kaip tyrą ir baisiai gražią religijos formą pasaulyje. Ji nereaguoja karštligiškai į tai, ką vadina savo sėkme ar nesėkme, į kitų žmonių paramą ar pasipriešinimą. Ji neturi priešų, ji priima viską, kas nutinka, kaip savo pamokos dalį. Ji yra stebėtoja labiau nei veikėja, o veikia tik tam, kad galėtų geriau stebėti. 7 skyrius. Dvasia. Tikra žmogaus ir gamtos teorija turi būti progresyvi. Naudos, kurios gali būti išsemtos, ir faktai, kurie baigėsi tik konstatavimu, negali būti viskas, ką galime pasakyti apie šį drąsų būstą, kuriame apsigyvena žmogus ir kuriame visos jo galios randa savo tinkamą ir begalinį veiklos lauką. Visos gamtos naudos gali būti apibendrintos vienu. Jie atveria žmogaus veiklai begalinę erdvę. Visose savo lygmenyse, ne tik į pačių pakraščių, gamta lieka ištikima savo kilmės šaltiniui. Ji visada kalba apie dvasią, ji rodo į absoliutą, ji nuolatinis poveikis. Ji didelis šešėlis, visada rodantis į saulę už mūsų nugaros. Gamtos veidas pamaldus. Kaip Jėzaus figūra, ji stovi nuleidusi galvą, rankos suglaustos prie krūtinės. Laimingiausias yra tas, kuris išmoksta iš gamtos garbinimo pamoką. Apie tą neišsakytą esmę, kurią vadiname dvasia, daugiausiai galvojantis pasakys mažiausiai. Dievą dar galime nuspėti per grubius tolimus materijos reiškinius. Bet kai bandome apibrėžti ar aprašyti jį patį, kalba ir mintis mus palieka, tampame bejėgiai kaip kvailiai ar laukiniai. Ši esmė atsisako būti suformuluota teiginiais, bet kai žmogus jį garbina intelektualiai, kilniausia gamtos tarnystė tampa būti Dievo regėjimu, tarsi jo apsireiškimu. Gamta tai organas, per kurį visuotinė dvasia kalba individui ir bando jį vėl sugrąžinti atgal pas save. Kai kalbame apie dvasią, matome, kad ankstesni samprotavimai neapima viso žmogaus masto. Reikia pridėti dar kelias susijusias mintis. Gamta užduoda protui 3 klausimus. Kas yra materija, iš kur ji ir kam ji? Tik į pirmą klausimą atsako idealizmo teorija.
Idealizmas sako, materija yra reiškinys, ne substancija. Jis atskleidžia visišką skirtumą tarp mūsų pačių buvimo tikrumo ir pasaulio buvimo įrodymų. Mūsų patirtis tobula, pasaulio buvimas visiškai nepatvirtinamas. Protas yra gamtos dalis. Pasaulis dieviškas sapnas, iš kurio galime bet kada nubusti į dienos šviesą ir tikrumą. Idealizmas tai hipotezė aiškinanti gamtą ne per medžio meistrystę ar chemiją. Tačiau jei jis tik neigia materijos egzistavimą, tai nepakankama dvasios reikalavimams. Jis palieka Dievą ne manyje. Jis palieka mane puošniame mano pojūčių labirinte, klaidžioti be pabaigos. Tada širdis atmeta šią teoriją, nes ji užgniaužia jausmus, neigdama tikrą vyrų ir moterų buvimą. Gamta taip persmelkta žmogumi, kad žmogiškumo esama visur ir kiekviename jos taške. Bet ši teorija padaro gamtą svetimą man ir nepaaiškina to giminystės jausmo, kurį jaučiame jai. Tad tebūnie ši teorija laikoma tik naudinga pradinė hipoteze. Tokia, kuri leidžia mums suvokti amžiną skirtį tarp sielos ir pasaulio. Tačiau kai sekdami nematomais minties pėdsakais užduodame klausimus, iš kur materija ir kam ji, sąmonės gelmėse ima skleistis daug tiesų. Mes suvokiame, kad aukščiausioji esmė yra visada šalia žmogaus sielos, kad ši bauginanti visuotina esatis, kuri nėra vien išmintis ar meilė, ar grožis ar galia, bet visa tai viename ir kiekvienas iš jų visiškai yra tai, dėl ko viskas egzistuoja. Ir tai, per ką viskas yra. Dvasia kuria. Už gamtos visur per gamtą yra dvasia. Viena ir nedaloma. Ji neveikia mūsų iš išorės, ne per laiką ar erdvę, bet dvasiniu būdu per mus pačius. Todėl ši dvasia, tai yra aukščiausioji būtybė, nestato gamtą aplink mus, bet išskleidžia ją per mus. Kaip medis išskleidžia naujus lapus ir šakas per senųjų poras. Kaip augalas įsišaknyjęs žemėje, taip žmogus ilsisi ant Dievo krūtinės. Jis maitinasi iš nesenkančių šaltinių ir kai reikia, semiasi neišmatuojamos galios. Kas gali nustatyti žmogaus galimybių ribas? Kartą įkvėpęs aukštesnio oro, kartą pažvelgęs į absoliučią teisingumo ir tiesos prigimtį, žmogus suvokia, kad jam atviras visas kūrėjo protas ir kad jis pats yra apribotas kūrėjas. Ši perspektyva, kuri parodo, kur glūdi išminties ir galios ištakos ir kuri rodo į dorybę kaip į auksinį raktą, kuris atidaro amžinybės rūmus, turi aukščiausios tiesos žymę, nes įkvepia mane kurti savo pasaulį per sielos apsivalymą. Pasaulis kyla iš tos pačios dvasios kaip ir žmogaus kūnas. Tai tolimesnė ir žemesnė Dievo inkarnacija, Dievo projekcija į nesąmoningą. Bet pasaulis nuo kūno skiriasi vienu esminiu aspektu. Jis nėra paklūstantis žmogaus valiai. Jo ramusis dėsnių tvarkingumas neliečiamas. Todėl jis mums yra dabartinis dieviškojo proto aiškintojas. Tai tvirtas taškas, pagal kurį galime matuoti savo nuklydimą. Kuo labiau nykstame, tuo ryškesnis kontrastas tarp mūsų ir mūsų namų. Esame svetimi gamtoje tiek pat, kiek esame svetimi Dievui. Mes nesuprantame paukščių giesmių. Lapė ir elnias nuo mūsų bėga, meška ir tigras mus drasko. Žinome tik kelių augalų paskirtį, kaip kukurūzų, obolio, bulvės, vynogės, argi kraštovaizdis, kiekvienas jo fragmentas neatskleidžia didybės, tarsi jis turėtų Dievo veidą. Tačiau net tai rodo, kokia disharmonija yra tarp žmogaus ir gamtos. Juk negali nuoširdžiai grožėtis didingų kraštovaizdžių, jei šalia lauke kasami grioviai. Poetas jaučiasi juokingas savo džiaugsme, kol nemato žmonių. 8 skyrius. Perspektyvos.
Tyrinėjant pasaulio dėsnius ir visatos sandarą, aukščiausias protas visada yra arčiausiai tiesos. Tai, kas atrodo vos įmanoma, taip subtilu, kad vos matoma dažnai yra būtent todėl blanku, jog glūdi giliausiai prote, tarp amžinųjų tiesų. Empiriniai mokslai dažnai aptemdo regėjimą. Pats procesų ir funkcijų pažinimas atima iš žmogaus galimybę vyriškai apmastyti visumą. Mokslininkas tampa nepoetiškas, tačiau net ir geriausiai išsilavinęs gamtininkas, jei nuoširdžiai ir pamaldžiai kreipia dėmesį į tiesą, pamatys, kad jam dar daug ko reikia išmokti apie savo santykį su pasauliu. Ir to neišmoksi nei pridedant, nei atimant, nei lyginant žinomus dydžius. Tai pasiekiama netreniruotais dvasios proveržiais, nuolatiniu savęs atgavimo aktu ir visišku nuolankumu. Jis suvoks, kad yra kur kas vertingesnių savybių už tikslumą ar neklystamumą, kad spėjimas dažnai vaisingesnis už neginčiamą teiginį ir kad sapnas gali atverti gamtos paslaptį giliau nei 100 suplanuotų eksperimentų. Mat problemos, kurias iš tikrųjų reikia spręsti, yra būtent tos, kurių fiziologas ar gamtininkas neiškelia. Žmogui netaip svarbu žinoti visus gyvūnų karalystės individus, kaip suvokti, iš kur ir kam ši jį patį valdanti vienovė, kuri visada skirsto ir klasifikuoja, stengdamasi viską, net labiausiai skirtingą, suvesti į vieną formą. Kai žvelgiu į turtingą kraštovaizdį, man mažiau rūpi teisingai atpasakoti žemės sluoksnių sandarą, nei suprasti, kodėl bet kokia gausa ištirpsta ramiame vienybės pojūtyje. Negaliu labai gerbti detalumą, jei jis neduoda jokios užuominos, kaip mintis ir daiktai susiję. Jei nėra jokio šviesos blyksnio į konchologijos, botanikos, menų metafiziką, kuris parodytų, kaip gėlių, kriauklių, gyvūnų ar architektūros formos siejasi su protu ir kaip mokslas gali būti statomas ant idėjų. Gamtos istorijos kabinete pajuntame tam tikrą slaptą atpažinimą ir simpatiją net keisčiausioms ir stambiausioms žvėrių, žuvų ar vabzdžių formoms. Amerikietis įpratęs savo šalyje matyti tik svetimus pastatų modelius, įėjęs į Jorko katedrą ar Švento Petro baziliką Romoje nustemba suvokęs, šios struktūros irgi yra tik menki kažko nematomo atvaizdai. Mokslui vis dar trūksta žmogiškumo, kol gamtininkas nemato nuostabaus atitikimo tarp žmogaus ir pasaulio, tarp jo ir jo valdinių. Žmogus valdo pasaulį ne todėl, kad yra pats subtiliausias gyventojas, bet todėl, kad jis, jo galva ir širdis. Ir jis randa kažką savęs kiekviename dideliame ar mažame daikte, kiekvieno kalno sluoksnyje, kiekviename spalvų dėsnyje, astronomijos fakte ar atmosferos poveikyje, kurį atskleidžia stebėjimas ar analizė. Šio paslapties suvokimo įkvėpta ir Džordžo Herberto 17 amžiaus psalmininko mūza. Štai kelios eilutės iš jo trumpo eilėraščio Žmogus. Žmogus tai vien tik simetrija, proporcijų pilnas narys su nariu ir su visu pasauliu sykiu. Kiekviena jo dalis gali šaukti tolimiausią brolių, nes galva su pėda turi slaptą ryšį ir abi su mėnuliais bei potviniais. Ne viena būtybė taip toli nenuėjo, kad žmogus jos nesugautų ir nelaikytų grobiu. Jo akis nuima aukščiausią žvaigždę. Jis mažas, bet visos sferos viduje. Žolės su džiaugsmu gydo mūsų kūną, nes randa jame pažįstamą artumą. Dėl mūsų vėjai pučia, žemė ilsisi, dangus juda, šaltiniai teka. Nėra nieko, ką matytume, kas mums nebūtų naudinga. Ar tai malonumas ar lobis. Viskas yra mūsų maisto spinta ar malonumų dėžė. Žvaigždės mus lydi į lovą, naktis užtraukia užuolaidą, kurią ryte atitraukia saulė. Muzika ir šviesa lydi mūsų galvas.
Viskas mūsų kūnui gera, per savo kilmę ir būtį mūsų protui, per savo kilimą ir priežastį. Daug daugiau tarnų lydi žmogų, nei jis kada nors pastebi. Kiekviename take jis mindžioja tai, kas jam draugiška. Kai liga išbalina jo veidą, o galinga meilė, žmogus tai vienas pasaulis ir dar vienas jam tarnauja. Šios tiesų klasės suvokimas ir yra tai, kas traukia žmonės į mokslą. Tačiau ši trauka dažnai pasimeta per daug dėmesio skiriant priemonėms. Atsižvelgdami į šį pusiau regėjimą, kuris būdingas mokslui, mes priimame Platono žodžius. Poezija priartėja prie gyvosios tiesos labiau nei istorija. Kiekvienas nujautimas ir dvasinis regėjimas nusipelno tam tikros pagarbos, ir mes išmokstame labiau vertinti netobulas teorijas bei sakinius, kuriuose žvilgčioja tiesa, nei ištisai suvirškintas sistemas, kurios neturi nė vienos vertingos įžvalgos. Išmintingas rašytojas supras, kad studijų ir kūrybos tikslas geriausiai pasiekiamas ne apibrėžiant jau pažįstamą, o skelbiant neatrastas minties sritis, ir taip per viltį pažadinant apsnūdusią dvasią. Todėl baigsiu šį esė keletą pasakojimų apie žmogų ir gamtą, kuriuos man dainavo vienas poetas. Kadangi šios mintis visuomet buvo pasaulyje ir galbūt vėl iškyla kiekvienam dainiui, jos gali būti ir istorija, ir pranašystė. Žmogaus pamatai nėra materijoje, bet dvasioje, o dvasios stichija – amžinybė. Todėl ilgiausios įvykių grandinės, seniausios chronologijos jai yra jaunos ir naujos. Visuotinio žmogaus cikle, iš kurio iškyla pažįstami individai, šimtmečiai tėra taškai, o visa istorija tik vienos degradacijos epocha. Mes giliai savyje nepasitikime savo artumu gamtai, neigiame jį. Tai pripažįstame, tai paneigiame. Esame tarsi Nebukadnecaras, nuverstas nuo sosto, praradęs protą, ėdantis žolę kaip jautis. Bet kas gali nustatyti dvasios gydomąją galią? Žmogus – tai Dievas griuvėsiuose. Kai žmonės bus nekalti, gyvenimas bus ilgesnis ir amžinybė pereis taip švelniai, kaip prabundame iš sapno. Šiandienos pasaulis išprotėtų, jei tokia sumaištis tęstųsi šimtmečius. Jį sulaiko mirtis ir kūdikystė. Kūdikystė tai nuolatinis mesijas, kuris ateina į nuodėmingų vyrų rankas ir maldauja jų sugrįžti į rojų. Žmogus pats savęs nykštukas. Kartą jis buvo persmelktas ir ištirpintas dvasioje. Jis pripildė gamtą savo trykštančiomis srovėmis. Iš jo kilo saulė ir mėnulis. Iš vyro saulė, iš moters mėnulis. Jo proto dėsniai, jo veiksmų ciklai išorėje virto diena ir naktimi, metais ir metų laikais. Bet pasistatęs šį milžinišką kiautą, jo vandenis atsitraukė. Jis nebeužpildo gyvybės kraujagyslių. Jis susitraukė į lašą. Jis mato, kad pasaulio struktūra vis dar jam tinka, bet ji tinka milžiniškai. Tiksliau sakant, ji kadaise jam tiko, o dabar jie atitinka jį iš toli ir iš aukštai. Jis droviai garbina savo paties kūrinį. Šiandien vyras seka paskui saulę, o moteris paskui mėnulį. Bet kartais jis prabunda iš savo snaudulio, nustemba savimi ir savo namais ir keistai susimąsto apie jų panašumą. Jis suvokia, kad jei jo dėsnis vis dar galioja, jei jis vis dar turi elementinę galią, jei jo žodis dar turi svorį gamtoje, tai galia nesąmoninga, nepavaldi valiai, o aukštesnė už ją. Tai instinktas. Taip dainavo mano orfiškasis poetas. Šiuo metu žmogus gamtai taiko tik pusę savo jėgos. Jis dirba su pasauliu tik per savo supratimą. Jis jame gyvena ir jį valdo grašių išmintimi, o tas, kuris pasaulyje dirba daugiausiai, tai yra pusžmogis
Ir nors jo rankos stiprios, o virškinimas geras, jo protas sulaukėjęs ir jis egoistiškas laukinis. Jo santykis su gamta, jo galia jai eina per racionalų supratimą, per trąšas, ekonomišką ugnies, vėjo, vandens ir kompaso naudojimą, garą, anglį, chemiją, chirurgiją ir odontologiją. Tai tokia galių susigrąžinimo forma, tarsi ištremtas karalius pirktų savo teritorijas po colį, vietoje to, kad iš karto grįžtų į sostą. Tuo tarpu šioje tirštoje tamsoje visgi blyksi geresnės šviesos spinduliai, pasitaikantis pavyzdžiai, kai žmogus veikia gamtą visa savo jėga, tiek protu, tiek supratimu. Tokie pavyzdžiai yra stebuklų tradicijos seniausioje visų tautų senovėje, Jėzaus Kristaus istorija, principų pergalės per religinės ir politinės revoliucijas, per vergovės panaikinimą, entuziazmo stebuklai, pasakojime apie Swedenborgą, Hohenlohe ir Šeikerius. Daugybė neaiškių, bet ginčijamų faktų šiandien sutelktų po gyvūninio magnetizmo vardu. Malda, iškalba, savęs gydymas, vaikų išmintis. Tai momentai, kai protas trumpam sugrebia skeptrą, kai pasireiškia jėga, kuri neegzistuoja nei laike, nei erdvėje, bet kyla kaip akimirksnio įkrova, kuris sukelia galią. Skirtumas tarp tikrosios ir idealios žmogaus galios puikiai išreikštas scholastikų, sakančių, jog žmogaus pažinimas – tai vakarinė pažintis, vespertina cognitio, o Dievo rytmečio pažintis – matutina cognitio. Problema, kaip sugrąžinti pasauliui jo pirminį ir amžiną grožį, išsprendžiama per sielos atpirkimą. Sugriuvimas ar tuštuma, kurią matome gamtoje, glūdi mūsų pačių akise. Regėjimo ašis nesutampa su daiktų ašimi, todėl pasaulis netrodo permatomas, bet drumstas. Priežastis, kodėl pasaulis neturi vienybės ir atrodo išdarkytas, suverstų nuolaužų krūva, yra ta, kad žmogus pats savyje susiskaldęs. Jis negali būti tikras gamtininkas, kol nepatenkins visų dvasios reikalavimų. Meilė yra tiek pat būtina, kiek ir suvokimas. Iš tiesų, nei vienas negali būti tobulas be kito. Tikrąja prasme, mąstymas yra pamaldumas, o pamaldumas tai mąstymas. Gylis šaukiasi gylio, bet gyvenime ši santuoka neįvyksta. Yra tyri žmonės, kurie garbina Dievą pagal protėvių tradiciją, tačiau jų pareigos pojūtis dar neišsiplėtė iki visų jų galių panaudojimo. Ir yra kantrių gamtininkų, kurie dėja užšaldo savo objektą šaltame supratimo šviesoje. Bet ar malda nėra tiesos tyrimas? Ar tai ne sielos šuolis į dar nerastą begalybę? Ne vienas žmogus nuoširdžiai nepasimeldė taip, kad iš to nieko neišmoktų. Tačiau kai mąstytojas tvirtai pasiryžęs atplėšti daiktus nuo asmeninių ryšių ir matyti jos minties šviesoje, tuo pat metu uždegs mokslą švenčiausiais jausmais, tada Dievas vėl pasirodys kūrinijoje. Kai protas pasiruošęs tyrinėti, nereikės ieškoti objektų. Išminties ženklas visada yra gebėjimas pamatyti stebuklą paprastuose dalykuose. Kas yra diena, kas metai, kas yra vasara, kas yra moteris ar vaikas, kas yra miegas. Mūsų aklumas paverčia šiuos dalykus nuobodžiais. Mes kuriame pasakas, kad pridengtume faktų plikimą ir priderintume juos, kaip sakome, prie aukštesnių proto dėsnių. Bet kai faktas matomas per idėjos šviesą, blizganti pasaka sudžiūva ir išnyksta. Mes išvystame tikrąjį aukštesnį dėsnį. Išminčiui faktas yra tikroji poezija ir pati gražiausia pasaka. Šie stebuklai prie pat mūsų durų. Tu irgi esi žmogus. Vyras ir moteris, jų visuomeninis gyvenimas, skurdas, darbas, miegas, baimė, likimas – visa tai tau pažįstama.
Sužinok, kad ne vienas iš šių reiškinių nėra paviršutinis. Kiekvienas turi šaknis prote ir jausmuose. Kol abstraktus klausimas užima tavo protą, gamta pateikia jį konkrečiai, kad išspręstum savo rankomis. Būtų išmintinga atsiskyrėliška užduotis – palyginti taškas po taško, ypač svarbiausiais gyvenimo lūšiais, savo dienos istoriją su idėjų kilimu ir proto raida. Tuomet imsime žvelgti į pasaulį naujomis akimis. Jis atsakys į nesibaigiantį proto klausimą, kas yra tiesa, ir į širdies klausimą, kas yra gėris, atsiduodamas išsilavinusiai valiai. Ir tada įvyks tai, ką sakė mano poetas. Gamtos prigimtis nėra sustingusi, ji teka. Dvasia ją keičia, formuoja, kuria. Gamtos inertiškumas tai dvasios nebuvimas. Tyriausiai dvasiai gamta yra skista, laki, paklusni. Kiekviena dvasia pasistato savo namą. Už jo pasaulį, už pasaulio dangų. Žinok tad, pasaulis egzistuoja dėl tavęs. Dėl tavęs reiškinys yra tobulas. Tik tai, kas mes esame, to vienintelio, ką galime išvysti. Viskas, ką turėjo Adomas, ką galėjo Cezaris, turi ir gali ir tu. Adomas savo namus vadino dangumi ir žeme. Cezaris Romą. Tu galbūt vadini jos batsiuvio amatu, 100 arų dirbamos žemės ar mokslininko palėpę. Tačiau linija po linijos, taškas po taško, tavo valdžia tokia pat didinga kaip jų, tik be puošnių vardų. Tad kurk savo pasaulį. Kuo labiau tavo gyvenimas atitiks tyros idėjos formą prote, tuo labiau jis išsiskleis didingais pavidalais. Dvasios įtekėjimą lydės pasaulio atsinaujinimas. Tuo greičiau išnyks nemalonus vaizdiniai. Kiaulės, vorai, gyvatės, kenkėjai, beprotnamiai, kalėjimai, priešai. Jie laikini ir jų daugiau nebematysime. Gamtos purvą ir nešvarą išdžiovins saulė, išgarins vėjas. Kaip vasara atėjusi iš pietų ištirpina sniego sankaupas ir žaliuoja žemę, taip pažengusi dvasia kurs savo papuošalus pakeliui, nešis su savimi grožį, kurį aplanko, ir giesmę, kuri ją užburia. Ji pritrauks gražius veidus, šiltas širdis, išmintingą kalbą ir didvyriškus veiksmus aplink save, kol blogio daugiau nebebus. Žmogaus karalystė gamtoje, kuri neteina su pompastika, viešpatavimas toks, kokio dabar jis nė nesapnuoja. Jis įžengs į ją be didesnio stebėjimosi nei tas, kuris palaipsniui atgauna regėjimą po aklumo.